2015 metais pasirodęs Postal 2 DLC Paradise Lost tiesioginė to žodžio prasme man nunešė stogą. Pats Paradise Lost veiksmas vyksta praėjus 11 metų po The Apocalypse Weekend įvykių. Visų mylimas pagrindinis šio nuostabaus family-friendly žaidimo veikėjas važiavo automobiliu su savo šuneliu Champu. Deja, Champas pamatęs benamę katę iššoko pro langą ir nusivijo ją į Paradise miestą, kuriame taip pat ir prasidėjo patys pirmieji Postal 2 įvykiai, bei nuotykiai, kurių niekada nepamiršime. Žinoma, kaipgi mes apsieisime be darbų sąrašėlio. Turint nuotrauką su Champu galėsiu apklausti miesto gyventojus, ar jie nematė jo kur nors besivėjančio benamės kates. Blogiausiu atveju, jei vietiniai gyventojai informacijos nesuteiks, apsilankysiu gyvūnų priežiūros centre. Strange. Maybe someone else can clue me in. Hi there. Have you seen this adorable pooch recently? That was odd. Guess I need to keep asking around. Pamatę nuotrauką žmonės pasibaisėję surinka ir deda į kojas. Kodėl? Nežinia. Panašu, jog padėtis Paradise mieste nėra tokia gera kaip anksčiau, nors negaliu teikti, kad ji buvo geresnė seniau. Įsibrovus į privačią valdą ir apklausus vyrą, jis supyko ant manęs, tad teko jį nuraminti raminamąją elektros srove. Galbūt kas pasakytų, jog pasielgiau kiek per žiauriai, tačiau pamačius kokios nešventos atributikos jis turėjo kitame kambaryje, galima drąsiai teikti, jog jam tai bus pamoka. Anyways, tęskime žmonių apklausinėjimą. Jeez, again? I wonder what's spooking everyone. Panašu, jog visus aplinkinius ši nuotrauka veikia taip kaip šėtono kryžius. Keista. Tačiau man rūpi, kokią emocinę traumą įvarysiu aplinkiniams žmonėms. Man rūpi surasti savo mylimą šunelį, kurį myliu labiau už bet kokį kitą žmogų. Jei vieną kartą nepasisekė, tai nereiškia, kad visus kartus irgi nesiseks. Tiesiog reikia bandyti milijoną kartų, kol pagaliau pavyksta. Hey, fuckhead, are you just gonna run around screaming if I show you this picture? What a surprise. Užsukau vietinę degalinę pasiteirauti, ar ten negamina tų nuostabių Circle K dešrainių, bet mane sutiko priešiškai. Užtat nemokamai gavau benzino ir atradau, kad kartais šlapimas yra tiesiausias kelias į benziną. Šiaip ar taip aš nepasidaviau ir kamantinėjau žmonės toliau, kol pagaliau išpešiau naudos. You should go speak to the wise man. He knows all around these parts. Pareigūnas drebančių balsų man išdavė paslaptėlę, apie kurią žinojo visas miestas, tad tai net ne paslaptėlė. Bet man reikia pakalbėti su kažkokiu visažiniu. Nekantrauju su juo susipažinti. Ponaitis visažinis įsikūręs mano buvusioje darbovietėje, iš kurios mane atleido po vienos darbo dienos. Šilti ir nuostabūs prisiminimai. Bitch, you're not just talking to a wise man, you're talking to the wise Wang. Yeah, I'm looking for the dog in this photo. I see you're searching for the legendary El Perro Loco. Few are brave enough to embark on such a journey, and even fewer have returned to tell the tale. Luckily for you, I've got this educational film strip prepared just for the occasion. Mokykloje negalėdavau pakęsti, kai mokytojai mėgino mus edukuoti filmais, tiesiog išleiskit mus namo po galais. Fine, no backstory for you, bitch. But before you go, heed this word of warning. A dark side I sense in you. Beware, for this sinister force lies inside your very mind, growing more and more powerful by the day. And with those final words, I must leave you. Sayonara, bitch. Dark force growing inside my mind? What the hell was he talking about? I feel perfectly fine. Yep, not feeling a single thing out of the ordinary here. Right. Praignoravau faktą, jog galvoje girdžiu šizofreniškus kliedesius ir tęsiau savo kelionę. Bet išgirdus pagalbos šūksnius po tiltu, pamačiau du chuliganus, skriaudžiančius vieną nelaimėlį. 2 prieš 1 gana nelygi kova, bet vienas su tazeriu prieš 2 jau truputį geriau. Štai dar geriau ir teisingiau, kai 1 prieš 2 su automatu. Labai džiaugiuosi, jog įvykdžiau šventą krikščionišką pareigą, apgindamas silpnesnį. Šventas Petras prie rojaus vartų jau savo knygoje užsidėjo pliusiuką prie mano vardo. Ir šis faktas mane labai džiugina. Bevaikštinėjant po apgriautą prekybos centrą ir ieškant gyvūnų priežiūros centro, suradau, jog jis priklauso sovietams. Manau, jog tai nuostabios žinios, nes pagaliau galėsiu atkeršyti už visas istorijos pamokas, per kurias turėjau mokytis apie Sovietų Sojuzą. Creature Control Center Pets. 3 S raidės ir 1 R.
o Tarybų sąjunga tikrai nemoka gerai maskuotis. Kaip matėte, vietoj žymiojo pjautuvo ir žvaigždės jie savo nuostabųjų logotipą pakeitė į geltonos žvaigždės viduryje esantį naminio gyvūnėlio pasaitėlį ir žuvyčių gaudymo tinkliuką. Nesu ekspertas, tačiau abejotina reputacija turinti Tarybų sąjunga sukuria naują logotipą ir nukreipia savo veiklą į gyvūnus. Tai man nenorom sudaro įspūdį, kad gyvūnai gali būti skriaudžiami, o tai yra nepriimtina. Apskritai kankinti žmonės jau yra gana blogai, bet kankinti gyvūnus yra neatleistina ir už tokį siaubingą dalyką turėtų būti baudžiama viešu nuplakimu. Kad ir kaip ten bebūtų, pagaliau pasiekiau gyvūnėlių centrą, tad galbūt čia pasiseks surasti čiampą. Welcome to Creature Control Center and Pets. What can I do for you? Yeah, I'm searching for a herd of ostriches. Been missing for about 17 years. No, that's not it. I've been searching for my lost dog. You should check the kennels in the back. It's just around the corner past the elephant cage. Jie čia turi dramblį? Dar vienas įrodymas, jog kažkas negero čia vyksta. Drambliai turi gyventi didelėje erdvėje, o tokios aš čia nematau. Jie kasdien suvalgo apie 150 kg maisto ir tai yra mažiausiai. Ir dar išgeria 80 litrų vandens. Ne tik, kad čia esantis narvas yra per mažas, šio dramblio narve net nemačiau, kur padėtas maistas, o tai yra siaubinga. Nors dėl dramblio negaliu nieko padaryti, galiu bent pamėginti surasti čiampą. Šuns gardė yra katė, garduose nematau nei maisto, nei vandens, o vienas iš šunų yra aprengtas kažkuo nešventu. Ši vieta tikrai nėra priežiūros centras, čia greičiau jau kankinimų centras. Come on, everyone, who's with me? It's time for us to liberate our furry friends. Taste freedom, my animal companions. Aw, does our little pachyderm pal want to show his appreciation? Štai kas būna, kai gyvūno tinkamai neprižiūri ir dar laikai jam per mažame narve. Nors dramblys to nenorėjo, jis šiek tiek pakenkė ir man. You gotta be fucking kidding. Labai negražiai nuskambėsiu, tačiau tiesa yra viena. Mūsų išėjimas yra užšiktas. Ganėtinai nešvari situacija, tad teks ieškotis kito kelio, kaip galėčiau iš čia pasprukti. Negana to, jog buvo kankinamas dramblys, tai čia dar įkalintas ir ryklys. Tačiau nenori, vis tiek pripažinsiu, jog šis gyvūnas yra nuostabus. O fone rėkiantys paklaikę žmonės sukuria tobulą foną stebint šį nuožmų sutvėrimą. Bet kokiu atveju tiek dramblys, tiek ryklys už tokias gyvenamasias sąlygas galėtų paduoti visą šią Tarybų sąjungą teisman. Ką tik radau snaiperio ginklą, o ginklai ir gyvūnų priežiūra yra du nesuderinami dalykai. Nebent prižiūri, kad žmonės nelįstų prie gyvūnų. Tokiu atveju ginklus naudoti būtina. Prie žmonės, žinoma. Tik mėginu išnešti sveiką kailį iš šios vietos, tačiau net negalėjau įsivaizduoti, jog tapsiu liudytoju pačio baisiausio dalyko susijusio su mokslu. Beždžionėlės, kurių skalpas chirurgiškai pašalintas, o smegenys yra subadytos su adatomis. Štai kokie siaubingi ir protu nesuvokiami dalykai čia vyksta. Peršovęs įstiklintas nišas sienoje išlaisvinau vargšus gyvūnėlius. Neįsivaizduoju, kieno idėja buvo duoti šioms beždžionėlėms ginklus, bet kai mane atakuoja pikti ir neadekvatus protestuotojai, neturiu jokių priekaištų, nes dabar mane apgins. Jūs tik pasižiūrėkite į šiuos mielus padarėlius. Jie tikrai taikesni už žmonės. O ne. Jau apokalipsės savaitgalio metu pasimokiau, kad Garfieldukas nieko gero nežada. Tik neduok jam lazanijos ir tavo kojos bus perpjautos. Labai gaila, tačiau neturiu kito pasirinkimo, o tik skintis kelią smurtu. Ir būtent dėl šios priežasties šiai vietai paliksiu ne tik minimalų atsiliepimą per Google, bet ir surasiu visų čia dirbančių darbuotojų sąrašus, surasiu, kur jie gyvena ir sunaikinsiu viską, kas jiems brangu. Po tokių kraupių patirčių gerokai praalkau, tad pats laikas pasistiprinti pačiame prašmatniausiame miesto restorane. Tikiuosi, jog maistas aukščiausios klasės, nes eilėje laukia ilgiau nei Sostų karų fanai laukia paskutiniojo sezono. Prieš mane esantis valstybės tarnautojas itin nekantrus, o mandagumas panašu, jog nėra jo stiprioji savybė. Vidurinį pirštą jis parodė daugiau kartų, nei Rusija pasauliui demonstravo taiką. Galiausiai mano kantrybė atsipirko ir aš nusipirkau maisto. Justice, loser! I can help. Hello. Hi That'll there. work. Ding. Sounds reasonable. Žinoma, kaip mes apsieisime be nelaimių ir totalaus chaoso. And done. No luck finding Champ. Guess I better head back for now. Oh my god! Those wild dogs are attacking the restaurant! Why does this not surprise me? Iš nežinia, kur restoraną užpuolė pasiutę šunys, o pačio restorano darbuotojai, kaip nekeista, turi šaunamųjų ginklų. Nors pamėginau pabėgti iš restorano per langą, šitaip čia niekas neveikia.
Looks like I've been cock Asian blocked. Kadangi nieko blogo šiems šunims nepadariau, jie manęs nepuola, tad tiesiog daviau jiems kelis šunų sausainius. Gana keistas dalykas, tačiau restorane mėtėsi daug šunų sausainių. Netrukus sužinojau kraują stingdančią tiesą, kodėl taip yra. Įspėsiu jautresnius žiūrovus ir tuos, kurie esate gyvūnų mylėtojai. Galite prasukti įrašą kiek tolėliau, nes dabar prasidės tikra mėsmalė. Neįtin populiari nuomonė, tačiau vienas dalykas, kai žmonės praktikuoja kanibalizmą, tačiau valgyti šunis yra suknistai nesveika, nešventa ir neatleistina. Viskas, kas susijęs su šiuo restoranu, turi būti sunaikinta. Kaip matote, šunys patys pasiekė savo kerštą, žudydami visus darbuotojus. Tačiau man asmeniškai mirtis nėra prie širdies. Žmonės, kurie skriaudžia gyvūnus, turėtų būti viešai nukankinti, bet nenužudyti. Tada su ta kankinimų trauma jie turėtų gyventi visą likusį savo niekam tikusi varganą gyvenimą. Štai kas man labiau prie širdies. Nors šiandien nepasisekė surasti Čiampo, aš tikrai nepasiduosiu. Kažkur atrasiu jo pėdsakus ir atseksiu jį. O tuomet kartu galėsime selfintis Tinderio anketai, kurioje pridėsiu krūvą savo šuns nuotraukų, kad potencialios partnerės žinotų, kad niekada jų nemylėsiu taip kaip savo šuns. Endure a little radiation and finally find and rescue Champ. But who could I possibly find out here to help me get that far? What the hell is that supposed to be? Oh, great. These guys again. No fucking way, you pieces of shit. Not while I'm around. Vince? Hey, dude, it's been a while. Where you been these past few years? Just resting, but now I'm in the process of finding my lost dog Champ. Don't suppose you'd be willing to lend a hand? Listen, man, I'd love to help, but nothing's free. Tell you what, I've got some action I could throw your way. Take care of this for me and I'll see what I can do. Come on, I'll tell you all about it at my church. Wait, you have a church?